Kauno Žalgirio košmariškų varžybų maratonas tęsiasi. Po skaudaus pralaimėjimo Baltijos krepšinio lygoje prieš savo amžinus varžovus Vilniaus Lietuvos Ryto ekipą, Kauno Žalgiris Eurolygoje bandys pasinaudoti savo paskutiniaisiais šansais. Šį kartą Kauno Žalgiris vyksta į Barceloną, kur susitiks su vietos Barcelonos klubu. Barcelonos ekipa sudaryta iš garsiausių Europos krepšininkų. Komandos užtikrintas ir neginčytinas lyderis yra Pytas Mikaelis. Komandos amerikietis pelno po 16 taškų, atkovojo po 5 kamuolius ir ne veltui buvo pripažintas lapkričio mėnesio naudingiausio Eurolygos krepšininku. Kitas komandos lyderis yra mums puikiai pažįstamas Carlosas Navarro. La Bomba pravardžiuojamas snaiperis komandoje pelno po 16 taškų ir atlieka po 3 rezultatyvius perdavimus. Ispanijos rinktinė atstovaujantis Ricky Rubio taip pat yra vienas pastebimiausių krepšininkų komandų. Žaidėjas nors ir pelno tik po 5 taškus, tačiau prideda net po 5 rezultatyvius perdavimus. Kauno Žalgirio ekipoje kol kas ryškėja vienas stabilus ir užtikrintas lyderis. Tai yra komandos puolėjas Travisas Watsonas. Paskutinėse komandos varžybose prieš Sienos Montepaschi ekipą Travisas Watsonas pelnė 17 taškų ir atkovojo net 17 kamuolių, bei pridėjo 3 rezultatyvius perdavimus. Pastebimą indėlį Kauno sporto halėje prieš Sienos ekipą pridėjo ir Tadas Klimavičius. Žaidėjas sužaidė vieną savo geresnių varžybų, pelnydamas 14 taškų ir pridėdamas 3 rezultatyvius perdavimus. Nors Mantas Kalnietis ir nedemonstruoja į žaidėjams būdingo žaidimo, tačiau jisai taip pat buvo pastebimas. Žaidėjas pelnė 9 taškus, atkovojo 7 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus. Visą sezoną Žalgirio lyderių buvęs Markusas Braunas šiose varžybose trenerio sprendimu tesužaidė vos 17 minučių. Per jie sugebėjo pelnyti 9 taškus. Kauno Žalgirio ekipa jau tikrai nėra kur trauktis. Šių varžybų nugalėtojas nuspręs, ar Kauno Žalgiris dar turės šansų patekti į top 16 turnyrą. 8-ojo turo Eurolygos varžybos tarp Barcelona ekipos ir Kauno Žalgirio jau šį ketvirtadienį 21:45 min. Varžybas gyvai galite sekti Eurobasket.lt portale.